Ar prisimenate, koks buvo jūsų takas į mokyklą? Kokie vaikystės prisiminimai keliaujančių taku? Magiški, pilni svajonių, spalvoti. Takas į mokyklą juk tai taip simboliška. Šiaulių menų mokykla švęsdama 70 metų gimtadienį sukūrė iš daugiau nei 4000 dekoruotų medžio lapų taką, kurio ilgis daugiau nei 150 metrų. Tikimasi, kad bus užfiksuotas Lietuvos ilgiausio medžio lapais dekoruoto tako rekordas. Na, turbūt 70-asis gimtadienis yra, nepaprastas, visgi pakankamai daug išmintingo laiko ir, sakykime, patirties perdavimo vienas kitam mokytojai vaikai. Ir jie vis tiek rugsėjį susirenka to rudenio taku, atkeliaudami į mokyklą. Ir gimtadienio proga norėjusi, kad būtų išskirtinis takas, išskirtinis kelias, bet tas gimtadienis yra lapkričio 29-ąją. Ir bendruomenė nusprendė, kad visgi reikia švęsti visą mėnesį, kol dar yra lapų. Ir atkeliauti tuo lapų taku, prisimenant tą rudens, laikmetį, mokslo metų pradžią. Ir taip ir kilo, kad tas takas ne tik akmenukai, ne tik tai ten, kažkokie tai kiti trukdžiai, bet ir grožis. O grožį rudenį duoda medžio lapai. Tai, kad jie būtų dar gražesni, kiekvienas mokinys, besimokantis Šiaulių menų mokykloje, įdėjo daug širdies pagražindami, išgražindami, išpuošdami tą lapą ir pridėdami į tą takelį, kuriuo šiandien ir atkeliavo Šiaulių menų bendruomenė. Pasiruošimo darbai truko ilgiau nei mėnesį, o kur dar rūpestis dėl lietaus? Buvo sukviesta ypatinga nešališka komisija, kuri turėjo užfiksuoti vėliavos ilgį. Komisijos pirmininku paskirtas Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Nerijus Pupininkas. Tai šiandien tikrai ypatinga tokia misija, tai padėti menų mokyklai užfiksuoti ilgiausią medžių lapais, tiesiog tokį rudenišką ilgiausią taką. Tai šitą rekordą buvo patikėta man kaip pirmininkui ir visiems komisijos nariams, tai savo darbą darėm tikrai labai atsakingai. Žiūrėjome, tiesiog smagu sudalyvauti tokiam renginukė, pabūti šalia tų vaikų, pamatyti jų šitos švytinčius veidus. Pažiūrėti ir atkreipti dėmesį, kiek čia meilės yra sudėta į tą rekordą ir būti tiesiog Šiaulių visuomenės dalimi. Tai tiesiog yra smagu. Švenčiausios mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas, Šiaulių dekanato dekanas Gintaras Antanas Jonikas pašventino Šiaulių menų mokyklos vėliavą. Labai graži šventė šiandien Šiaulių menų mokykloje ir visuomet bažnyčia yra ta institucija, kuri iš žmogaus vidaus, iš žmogaus kaip Dievo kūrinio iškelia gražiausius kūrybinės galias ir bažnyčia be abejo pati yra pilna ir muzikos, ir skulptūros, ir dailės, ir architektūros. Tai reikia labai džiaugtis, kad mūsų jaunimas Šiauliuose turi tokią mokyklą, kuri jau 70 metų ugdo meninius gabumus jauname žmoguje ir tai labai svarbu, kad ištraukti žmogų šiais laikais galbūt iš tokių technologinių dalykų ir pasižiūrėti jaunam žmogui, leisti atrasti save kaip menininkui, nes menas yra gyvenimas, o gyvenimas yra menas. Taip šiandien turbūt dar kartą išgyvenau ir sužinojęs tokią liūdną žinią, kad mirė mūsų bardas Kostas Smoriginas. Iš tikrųjų tai labai giliai veikia menininkas šiame gyvenime ir sukuria tikrai tokį žmogų, tikrai pagal Dievo paveikslą, sakyčiau, labai gražų, kūrybingą žmogų. Goda Šiaulių menų mokykloje mokosi jau 8 metus, gitaros ir dainavimo studijoje. Taip, ji viena iš tų gražių, kūrybingų sielų, apie kurias kalbėjo švenčiausios mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas Gintaras Antanas Jonikas. Ir ji drąsiai reiškia savo jausmus, kad muzika yra jos pirmoji meilė ir kas ją žavi būtent šioje mokykloje. Labiausiai patinka mokytojai, nes jie nevaržo mūsų ir leidžia ten pailsėti ir ne vien susitelkia tik į muziką. Ten pabendraujam ir padarom kitų veiklų. Pavyzdžiui, pažaidžiam kažką ir panašiai.
Šiaulių menų mokyklos direktorius Valerijus Simulik paaiškina, kokios vertybės jų mokyklai svarbiausios. Menų mokykla tai yra čia paskutinis produktas, o taip tai pionierių ir moksleivių namai, kuriuos šiauliečiai, manau, žino jau daug metų. Ir kaip šiandien mero patarėjas sakė, tikrai labai daug vaikų jaunuomenės praėjo per tą instituciją kaip tokią. Tai vertybės, aišku, pirmiausia, tai yra dėmesys vaikui ir jo gebėjimų ugdymas. Tai yra jo talentų, jo mokytojų nuojauta, ką jis galėtų pasiekti, kur jo stipriosios pusės, tobulinimas, vystymas, puoselėjimas. Savaime, aišku, mes šiandien keliam uždavinius labai paprastus, kad vaikai būtų pirmiausia užimti, ištraukti iš gatvės. Nuo kompiuterio, nuo tų dėžių, nuo gatvės universiteto, nuo, negražu sakyti, bet vis tiek tai yra narkotika, alkoholis, gatvė, kuri vaidina didžiulį vaidmenį. Tai mūsų tikslas, kad tie vaikai ateitų čia. Ir labai džiaugiamės tėvų bendruomenė, tikrai yra aktyvių tėvų, kurie palaiko, prisideda prie tų visų veiklų ir turim net mamų ir vaikų, kaip čia pasakyti, kvartetas, ar kaip jį pavadinti, kurios kartu su vaikais dainuoja ir koncertuoja per įvairius renginius. Tai labai džiaugiuosi, kad ta bendruomenės dalis susijusi su būtent miestu tikrai gyvena ir labai domisi visko to, ką mes darom. Nuo 70 metų, didelis laiko tarpas, liktai, bet to pačiu institucijai nėra tiek daug. Iš tikrųjų, daug pasiekimų, daug žmonių, daug įvairių rezultatų. Kadangi mūsų siekimybės nėra eiti olimpinis principas pagrindinis – dalyvauti. O jeigu mūsų vaikai pasiekia rezultatus kažkokius tai įvairiuose rungtyse, taip sąlyginai vadinu rungtyse, ir turim rezultatus Lietuvoje ar Europoje, tai mes tą labai puoselėjame ir džiaugiamės. Bet pagrindinis tikslas yra užimtumas. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Nerijus Pupininkas sveikina rekordininko tako idėją ir mano, kad tokia kūryba gali būti paskata ir kitiems. Šiauliai davė impulsą, jeigu jis bus užregistruotas kaip rekordas, aš manau, kad šita idėja tokia, jinai tiesiog pasklis ir atsiras daugiau, kas norės gerinti ir geras impulsas privers tiesiog turėti gerą emociją ir kitiem miestam galbūt padaryti ilgesnį, tai bus tiesiog konkurencija, kiekvienais metais kažką sukurti nuostabaus. Jei švęsti gimtadienį, tai švęsti. Šiaulių menų mokykla planuoja švęsti gimtadienį visą mėnesį. Renginiai dar tik prasideda. Menų mokyklos tinklapyje pasirodys jau nuo rytojaus eilė įvairiausių renginių, pradedant parodomis ir neformaliųjų užsiėmimų turinių įvairiausių. Ir dailė, ir šokių, ir sportiniais šokiais, ne tik choreografiniais, kur bus kviečiami tėveliai, kurie ateitų su vaikais, išbandyti menų sritis ir galbūt prisijungti prie mūsų jau dabar ar po naujųjų metų, o gal net kitais mokslo metais. Toks gimtadienis be palinkėjimų. Skrieja rudeniškai spalvoti sveikinimai mokyklai 70-ojo gimtadienio proga. Labai smagu, kad tiek policija, tiek menas yra šalia. Šalia ir mus tiesiog pakvietė, kaip ir mes esame ir socialiniai partneriai. Ir menas, aš manau, kad yra labai svarbu. Mokyklai linkiu dar 70 metų išlikti ir palaikyti vieni kitus. Norėčiau palinkėti šiandien šiai mokyklai, kad kuo daugiau jaunimo būtų ugdoma, čia Šiauliuose, kaip gražiam mieste, kur tiek daug yra ir muzikos, toj pačiu ir meno. Kuo daugiau mes turėtumėm gražių, jaunų žmonių Lietuvoje, talentingų menininkų. Mokyklos takas tai kelias jungiantis žinias, draugystę ir gamtos grožį. Kiekvienas žingsnis jo primena, kad mokymasis tęsiasi visur, kur tik sustojame pažvelgti į pasaulį atviromis akimis.